Labas, čia Greta. Džiaugiuosi, jog nusprendei prisijungti prie šios meditacijos. Joga nidra – tai tokia meditacija, kuri visai nereikalauja jokių papildomų jėgų ar meditacinių įgūdžių. Tau tereikės atsigulti, prisijungti ausines ir klausytis mano balso. Joga nidra yra naudinga tiek tavo kūnui, tiek protui, tiek sielai. Gali įsivaizduoti, kad šio užsiėmimo metu iš visos nervinės sistemos pašalinsim susikaupusius nešvarumus, lyg tvarkydamiesi savo namus. Galiausiai liksim švarūs ir nauji, pasiruošę visiems naujiems gyvenimo įvykiams. Pereisim iš veiksmo, streso, judesio į ramybę, poilsį ir centrą. Kviečiu susirasti ramią vietą ir labai gerai įsipatoginti. Atsigulti lovoje, ant sofos ar ant jogos kilimėlio. Jei gulėti nėra patogu ar nėra galimybės, kviečiu prisėsti tiesiu stuburu. Užmerkti akis, jei jautiesi tam pasiruošęs. Kviečiu išgirsti visus garsus esančius tavo aplinkoje. Pamatyti tamsą už užmerktų akių. Užuosti tvyrančius kvapus. Pajusti kūną ant paviršiaus, ant kurio guli. Kaip tavo kūnas liečiasi su tuo paviršium. Kviečiu giliai įkvėpti į pilvo apačią ir paleisti orą iš plaučių visiškai be jokių pastangų ir jei norisi su atodūsiu. Iškvepiant galima įsivaizduoti, kaip visas kūnas dar labiau atsipalaiduoja ir paleidžia sunkumus, įtampas. Ir taip dar 5 kartus. Įkvepiam giliai visų plaučių tūrių ir iškvepiam lengvai ir lėtai. Vis labiau ir labiau grimstam gilyn. Kūnas darosi vis sunkesnis ir sunkesnis. Pamažu vidinis dėmesys nukreipsta link širdies. Pajausk, kaip ji plaka. Galbūt šioje kūno vietoje jauti dar daugiau pojūčių. Kviečiu į juos įsiklausyti. Galbūt trokšti kažko visą savo širdimi. Ir jei gali,
Įsivardink šį troškimą vienu žodžiu ar trumpu teigiamu sakiniu. Lyg tavo noras jau yra išsipildęs dabartyje. Pavyzdžiui, aš esu ramus, atsipalaidavęs ir visiškai pailsėjęs. Arba aš esu pilnas laimės ir meilės sau ir kitiems. Tai bus tavo sankalpa, tavo širdies didžiausias noras. Pakartok jį 3 kartus sau mintyse. Dabar dėmesiu lyg šiltu dušu nuprausime visą savo kūną, pradedant nuo viršugalvio. Palengva vanduo teka ant kaktos, ant akių, nuplauna akis, akių vokus, skruostus, ausis, nosį, lūpas, smakrą. Vanduo teka pro kaklą, ant raktikaulių, pečių, per rankas, alkūnes, riešus, delnus, pirštus. Vanduo teka pro visus pirštus, nykščius, smilius, vidurinius pirštus, bevardžius, mažylius. Sugrįžtame dėmesiu į krūtinę. Šiltas vanduo teka ir nuplauna visą krūtinę. Mentis ir visą nugarą, pilvą, bambą, pilvo šonus, dubenį, dubens dugną, sėdmenis, klubus, šlaunis, vidinę dalį ir išorinę, kelius, blauzdas, čiurnas, pėdas, visus kojų pirštelius. Visas kūnas švarus ir lyg naujas. Kviečiu pajausti pojūčius visam kūne. Visi pojūčiai visam kūne vienu metu. Pajausti natūralų kvėpavimą. Kvėpavimą, kuris nereikalauja jokių pastangų.
kūnas jau pats kvėpuoja. Pilvas ir krūtinė išsiplečia. Pilvas ir krūtinė atsipalaiduoja. Natūralus ir lengvas kvėpavimas. Pamėgink įsivaizduoti, jog gali įkvėpti pro uodegikaulį. Įkvepiant, oras keliauja pro visą kūną aukštyn iki pat viršugalvio. Su iškvėpimu oras keliauja atgal ir išeina pro uodegikaulį. Įkvepiant, oras keliauja aukštyn visų kūnų iki pat viršugalvio. Ten apsisuka ir iškvepiant, lyg banga nusirita visų kūnų žemyn link uodegikaulio. Ir taip savo ritmu tiesiog įsivaizduok, arba jeigu norisi, galima stebėti savo natūralų kvėpavimą. Lengvas įkvėpimas ir atpalaiduojantis iškvėpimas. Kviečiu pajausti visą save, beribį ir erdvų, lyg giedras dangus. Čia gali vėl išsikviesti savo širdies troškimą arba kitaip sankalpą. Kviečiu pajusti ją visoj savo beribėje esatyje. Galbūt panaudojai mano pasiūlytą sankalpą. Aš esu ramus, atsipalaidavęs ir visiškai pailsėjęs. Arba aš esu pilnas laimės ir meilės sau ir kitiems. Vėl pastebėkim savo kvėpavimą.
kūną. Kaip kūnas guli arba sėdi ant paviršiaus. Visi garsai aplink, kvapai. Ir pamažu gali pradėti judinti savo kūną, pradedant nuo rankų ir kojų pirštų, kaklo. Arba jeigu norisi, galima ir toliau likti ramybėje. Jeigu norėtum komentaruose pasidalinti, kaip jautiesi po šios meditacijos, man būtų labai įdomu išgirsti. Ačiū ir iki kitų kartų.